Sveiki, Color.lt nariai. Šiandien parodysiu pamoką, kaip su Adobe Illustrator programa nusipiešti medį. Pirmiausia, eikime į File, New. Dokumento pavadinimas gali būti 3, profilis, web ir dydis nesvarbus. Spauskime OK. Įrankių juostą susiraskite Ellipse Tool, Stroke efektą pašalinkite ir spalvą pasirinkime žalią. Nusibrėžkime maždaug tokio dydžio skritulį, nusikopijuokime jį, sudėkite juos maždaug vieną šalia kito, padarykite dar vieną kopiją, kitą padėkite maždaug čia, kiek aukščiau. Taip pat padarykite dar vieną kopiją, šį skritulį kiek pamažinkite ir padėkite čia. Ir taip pat tą patį padarykite kitoj pusėje. Ir dar vieną skritulį apačią. Toliau eikime į Rectangle Tool, pasirinkime spalvą rudą, maždaug nubrėžkite tokio dydžio kamieną, spauskite ant kamieno dešinį pelės mygtuką, Arrange, Send to Back. Kaip matote, kamienas užėjo už žalio objekto. Toliau pažymėkite medžio lapus, žalio objektą, eikime į Window, Pathfinder. Jeigu Pathfinder yra įjungtas, jis gali būti kur nors kairėje arba, kaip pas mane, dešinėje. Pathfinder, Shape Modes, pasirinkite pirmą variantą tik tada, kai pažymėsite objektą. Kai pažymite, jau galite spausti Unite. Visus mūsų skritulius sulieja į vieną objektą. Toliau galime eiti į Gradient. Jeigu pas jūs jo nėra čia, tiesiog įsijungkite per Window Gradient. Taigi einame į Gradient. Galime pasirinkti Black and White. Žalią spalvą, tiksliau, baltą spalvą pakeisti į žalią ir juodą, kiek tamsesnę. Toliau pažymėję su Direct Selection Tool kamieną, galite šiek tiek prisiartinti. Pažymėję kamieną susiraskime įrankių juostoje Pen Tool ir pažymėkime maždaug čia tašką ir čia. Tada grįžkite į Select Direct Selection Tool ir už 2 taškų tempkite į apačią, kol gausite maždaug tokį variantą. Toliau pažymėję kamieną, galime eiti į Gradient ir spalvą taip pat pakeisti iš šviesesnės rudos į tamsesnę. Taip pat galime koreguoti kamieno aukštį, plotį. Galite jį padaryti mažesnį, galite jį padaryti kiek storesnį, kaip tik norite. Taip pat žalį objektą, tai lapus, galite išdidinti, kamieną padaryti kiek mažesnį arba atvirkščiai.
Taigi ačiū, kad žiūrėjote, savo darbus galite įkelti į ecolor.lt forumą. Sėkmės.